garsios arba kurios ateityje žada būti tikrai ryškios. Viena iš jų tai yra Dante Exumas, kuris dabar skuba į greitą ataką, tačiau jo metimas iš po krepšio kviestas krepšininkas nuo kito sezono rungtyniaus Utah Jazz klube. Tas pats Exumas dar kartelį su kamuoliu. Aaronas Bainesas, NBA čempionas su San Antonijos Spurs ekipa, pelno 2 taškus su pražanga, tačiau žinoma Bainesas 12 galutinių krepšininkų, kurie būtent ir vyks į Ispaniją ir rungtyniaus C grupės peripetijose. Čia Bainesas, galbūt ne taip užtikrintai pašoko šiek tiek anksčiau, nepavyko suorganizuoti alley-oop, kuris baigtųsi dėjimu. Pučiuojasi su savo komandos draugais ant atsarginių žaidėjų suoliuko. 2 taškai. Šį kartą viena iš brangakmenių randamų Australijoje, o vyrukai vadinami boomersais arba kengūromis. Jaunimo rinktinės yra vadinamos stručiais. O čia nestrutis, jau išaugęs iš tokio amžio. Anglišas galėtų smagintis. Šonas Hafas prarandamas kamuolys. Exumas skuba į greitą ataką. Perdamas komandos draugui ir dabar jau 2 taškeliai, kuriuos pelno ne kartą Katajos ekipoje Italijoje. O čia Dante Exumas. Būsimas NBA žaidėjas kala kamuolį iš viršaus. Dante Exumas, perdodamas kamuolys Gibsonui. Gibsonas atakuoja iš toli ir pataiko šis 47-44. Englišas matyt pats atliks metimą. Ne, perdamas Exumui. Exumas spėja išmesti kamuolį. Jo metimas iš toli nėra taiklus. Kaip ten bebūtų, australai, kurie buvo labai gilioje duobėje, stengiasi, kiek pagadino nervus visai mūsų kandidatų ekipai. Ir Koivisto sugebėjo pataikyti 3 tolimus metimus iš 6. Ir jeigu taškas skiria komandas, suklysta suomiai ir į greitą ataką skuba Exumas. Jo. Tai turėjo būti lyg ir dėjimas, tačiau atrodo, jog Exumas patiria traumą ir neapskaičiavę savo galimybių, nesugeba netgi pelnyti 2 taškų. Matyt, trauma nėra labai rimta, kadangi sugeba pats atsistoti ir dar nupėdinti į aikštės užribį. Čia šioks toks rungtynių sustabdymas. Žinoma, Dante Exumas bus pakeistas kažkurio kitų krepšininkų. Nesinorėtų, jog australai tiek laiko sugaišę kelionį į Lietuvą, jau pirmąją viešnagės ir rungtynių dieną sugebėtų patirti labai skaudžius nuostolius. Atrodė, Dante Exumas gali rungtyniauti, tačiau kaip ten bebūtų, jis sėdasi ant atsarginių žaidėjų suolelio. Toks kuriozinis epizodas, nepavyko net suorganizuoti kažką panašaus įdėjimą į krepšį, nepavyko pelnyti 2 taškų ir paprastų